kalbėti yra visai kas kitas. Tai čia, Taip. bet iš esmės, nusprendžiau kaip, žinai, paskutiniu jau momentu, kai čia jau buvo visa grupė susiformavusi. Tai čia aš kaip bonusas šitą papildomas žmogus. Jo, iš tiesų žinojau, kur važiuoju ir dėl ko važiuoju. Nes norėjau, kas man atrodo svarbiausia, nes mano požiūrį yra svarbiausia, iš tiesų tos virtuvės pačiupinėti, pamatyti, nes visi skirtingai, man perskaityti receptą yra mažai. Geriausia pamatyti vieną kartą, kaip tai yra gaminama ir paragauti, tai čia jau privaloma. Bet pamatyti, tai čia jau esminis dalykas, kitaip sunku. Ir pažiūrėti, ar įmanoma šitaip maitintis, ne tik čia, o iš esmės realiame gyvenime. Tai, būdama čia supratau, kad tai yra, aišku, nepaprastai sunkus uždavinys. Bet ir taip simboliškai sutapo, kad čia šiandien paskutinė pavasario diena, paskutinė diena stovykloje, rytoj pirma vasaros diena ir kaip ir to kažkiek pasikeitusio gyvenimo ir naujo kelio pradžia, nes iš tiesų tai supratau, kad tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, bet paguodė gydytojas Darius, nes jis pasakė, kad labai svarbu save į rėmus pastatyti. Kai tu žinai, kuriuose rėmuose esi, tada pasirinkimai visi supaprastėja. Jeigu tu žinai, kad tau negalima valgyti gyvulinio maisto, o žinai, kad galima augalinį, tai tavo tas pasirinkimas ir tai tuose rėmuose. Tai rėmai iš ties paprasta, žinai, ką daryti, procesas nėra paprastas, ypač aš manau, tas užauginimas sėklų, viskas. Bet jau kiekvienas pasirenka, aišku, aš supratau, kad aš neauginsiu tų sėklų, geriausia surasti tiekėją. Ir kaip aš manau, kad svarbiausias dalykas ir šiaip gyvenime, ir šitoj stovyklai esminis yra tai surasti tos žmonės, kurie tau padės eiti tą kelią. Tai tie žmonės yra jūsų fantastiška, beprotiškai fantastiška komanda, kuri tikrai visada su šypsena pasitikdavo ryte. Vos atsibūdus 3 šypsenas mačiau. Pirma Daiva taip įsiropždavo į kambarį, nes nelengva dalia įteko. Pasisveikindavo. O paskui tai aišku, rytiniai apsikabinimai ir šiandien nėra Aldonos padėkojom, bet būtų dar. O jau šiandien buvo ta iš tiesų labai graži joga ir man tas momentas, kai visi juokėsi, bet visus fotografavau. Iš tiesų, tas žmogus, kuris moka nuoširdžiai juoktis, tai jam lengviau ir lengviau gyventi gyvenime ir viskas paprasčiau. Tai kad tie rėmai, pabaiga, kad tie rėmai, į kuriuos jūs mus įstatėt, kad mes jaustum to rėmus, kad mes žinotum to rėmus, kad mes jaustum, kad jie būtų tvirti ir gero visiems kelio. Ačiū visiems už kompaniją, komandai už darbus. Tikiuosi, kad mes